Šiame kanale pasakojamos tikrais faktais paremtos istorijos. Dauguma jų gali būti šokiruojančios, baisios ar net emociškai nepakeliamos. Jos skirtos tik morbidinį smalsumą turintiems žiūrovams, siekiant pažinti tamsiąją žmonijos pusę, o ne ją propaguoti. Autorius šio turiniu nesiekia skatinti smurto, žiaurumo ar neapykantos. Šis video nerekomenduojamas mažiau nei 18 metų turintiems bei silpnų nervų žiūrovams, kadangi jame bus rodoma medžiaga, galinti šokiruoti ar sukrėsti. Jei vertinate autoriaus darbą, paspauskite patinka. Jei norite palaikyti kanalą, palikite atsiliepimą komentaruose bei sekite naujas istorijas. Visi šaltiniai ir naudota medžiaga šiai istorijai bus nurodyta video gale. Dvi kruvinos nusikaltimo vietos. Dešimtis tuščių kapų. Kažkas kapinėse iškasinėjo numirėlius. Ligota manija motinai ir kostiumas iš žmogaus odos. Jis pradeda dėvėti moters odą, moters krūtis, tikras krūtis. Ar tai siužetas iš Holivudo siaubo filmo? Ne, tai siaubinga, tačiau tikra istorija. Pabaisos yra tikros, o baisiausia tai, kad jos atrodo lygiai taip pat, kaip tu ir aš. Tikri įvykiai įkvėpia filmus Psycho, Avinėlių tylėjimas ir daugybę kitų siaubo istorijų. Slypi už riksmų. Mažas Amerikos miestelis, 1954. Tai taikos ir klestėjimo metas. Kaimiškame Plainfieldo miestelyje, Viskonsine, kuriame gyvena mažiau nei 800 žmonių, ankstyvą vakarą dauguma vietinių gyventojų jau įsikūrė nakčiai. Tačiau vienoje vietinėje smuklėje vis dar šviečia blanki šviesa. Savininkė Mary Hogan po ilgos darbo dienos tvarkosi. Ji griežta atvira moteris, galinti apsiginti nuo girtų ir netvarkingų klientų. Jos bare liko tik vienas žmogus. Jam tyliai gurkšnojant kavą, ji ruošiasi užsidarinėti. Ar norėsi dar kavos? Ko ji nesuvokė, jog šio vyro viduje pamažu stiprėja žiaurumo ir neapykantos liepsna, kuri tuoj taps mirtina. Atidžiai stebėdamas Merę, vyras kiša ranką į striukės kišenę, ieškodama šalto metalinio objekto, mirties įrankio. Kitą rytą vidutinio amžiaus baro savininkė niekur nerandama. Plainfieldo ramybė sugriauta. Tai nusikaltimas, kuris vieną dieną įkvėps nesuskaičiuojamą daugybę siaubo filmų. Smurtinis išpuolis, siunčiantis teroro bangas visoje bendruomenėje. Kodėl kas nors norėtų įskaudinti Mary Hogan? Ir ar užpuolikas gyvena čia, Plainfielde? Žiūrint į mažų bendruomenių gyventojus, jie linkę manyti, kad pažįsta visus ir žino viską, kas vyksta. Paprastai tai šeimos, kurios ten gyvena ilgą laiką. Didmiestyje mato kaip vietą, kurioje vyksta nusikaltimai ir daug smurto. Labai skirtingai nuo vietos, kurioje jie gyvena. Taigi, kai tik tokioje mažoje bendruomenėje įvyksta smurtinis nusikaltimas, o ypač toks neįprastas smurtinis nusikaltimas, tai turi didžiulį poveikį visuomeniai.
Mary Hogan paieškos užduotis tenka šerifui Haroldui S. Thompsonui, pravardę Toperis. Jis yra griežtas rimtas vyras, 12 vaikų tėvas. Nors jis patyręs taikdarys, į šerifo pareigas jis buvo paskirtas tik laikinai. Įpratęs spręsti nusižengimus ir vietos ginčus, smurtiniai nusikaltimai Thompsonui yra kažkas visiškai naujo. Dauguma šių tyrėjų ir policijos pareigūnų buvo paskirti. Jie turi labai mažai apmokymų, todėl neturi jokios patirties dirbant su tokiomis bylomis. Susidūrus su dingusio asmens byla, tai tampa nelengva užduotimi. Atvykęs į įvykio vietą, šerifas Thompsonas atidaro Marijos smuklės duris ir iš karto pamato kruvinus smurto požymius. Jis apžiūri, ar viskas savo vietoje. Ant prekystalio guli tuščia pinigų dėžutė. Tačiau vidinis balsas jam kužda, kad tai kažkas daug grėsmingesnio nei apiplėšimas. Kiekvienoje nusikaltimo vietoje įtariamasis į kažką taikosi. Šios nusikaltimo vietos problema yra ta, kad iš įvykio vietos dingo grynieji pinigai, bet taip pat ir kūnas. Paprastai apiplėšimo metu ieškome vagies, jei pavagiamas daiktas yra grynieji pinigai, galbūt kažkokie kiti vertingi daiktai. Tačiau kai dingsta kūnas, akivaizdu, kad taikinys yra ne tik turtas, bet ir žmogus. Thompsonas ant grindų randa grėsmingai gulinčią kulkos tūtelę. Aiškus įrodymas – kraujo klanas iš šautinės žaizdos. Ant baro stovi įsiliejęs kavos puodelis, pažymėtas kruvinu piršto antspaudu. Thompsonas svarsto, ar šis antspaudas priklauso žudikui. Kruvinas piršto antspaudas įvykio vietoje mums yra labai svarbus, kadangi jis rodo, jog greičiausiai jis buvo paliktas nusikaltimo metu. Tačiau atminkite, kad 6-ame dešimtmetyje neturėjome tokios duomenų bazės, kokią turime šiandien. Taigi pirmiausiai reikėjo turėti įtariamąjį, kad nusikaltimo vietoje rastą piršto antspaudą būtų galima su kažkuom palyginti. Kruvini vilkimo pėdsakai veda nuo baro per raudoną balą ant grindų link durų. Lauke pėdsakai baigėsi ties padangų vėžėmis. Paprastai kiekvienoje nusikaltimo vietoje tikimės rasti kažkokį teismo medicinos įrodymą. Šioje konkrečioje situacijoje baro viduje ant grindų yra kraujo tepinėlių, o išorėje padangų vėžės. Žinoma, problema ta, kad jums reikės turėti padangų seriją, kad vėžės atitiktų jas. Kaip bebūtų, tai gali turėti tam tikros tyrimo vertės. Tačiau svarbiausiai, kad jos bus vertingos, kai surasite vaikiną, kuris turi vėžės atitinkančias padangas. Šerifas Thompsonas sutrikęs dėl beprasmio nusikaltimo. Neturėdamas kūno, jis net nežino, tai pagrobimas ar žmogžudystė. Liudininkai, kurie išėjo iš baro ankstesnę dieną, teigia, kad Mary užsirakino apie 17 valandą po pietų. Tačiau įrodymai rodo, kad po kurio laiko jį įsileido užpuoliką vidun ir padarė jam puodelį kavos. Užpuolikas tikriausiai buvo kažkas, ką ji labai gerai pažinojo. Pripažindamas patirties stoką ir pagalbos poreikį, šerifas Thompsonas iškviečia kriminalinę laboratoriją iš netoliese esančio Madisono, kad apžiūrėtų įvykio vietą. Jei neturite patirties ir nedirbote su daugybė tokių scenų, tikriausiai kažką praleisite. Štai kodėl mažesnės agentūros kartais kreipiasi į didesnę agentūrą, turinčią daugiau patirties tokiose bylose. Tai padidinama tikimybė, jog nebus praleista kokia svarbi detalė. Thompsonas taip pat pradeda sudaryti galimų įtariamųjų sąrašą. Mary Hogan neturėjo žinomų priešų, tačiau jos praeitis gaubiama paslapties. 2 kartus išsiskyrusi. Ji persikėlė į Plainfieldą iš Čikagos. Kai kurie vietiniai gyventojai mano, kad ji galėjo vadovauti dideliam miesto viešnamiui. Mieste netgi kalbama, kad Mary turėjo ryšių su mafija. Ar Mary turėjo problemų su mafija? Ir jei taip, ar jie atsekė ją iki pat Plainfieldo, kad su jais įsiaiškintų?
Amerikoje yra tam tikra istorija ir laikotarpis, kai mafija, kitaip vadinama organizuotų nusikalstamumu, tyrimo agentūrų buvo laikoma įtakingesnė. Taigi šiuo metu mes nagrinėjame galimybę, kad šioje vietoje galėjo būti vykdytas mafijos užpuolimas. Tačiau ši mafijos nužudymo teorija turi problemą. Skirtingai nuo Čikagos, Plainfieldas yra maža, glaudžiai susijusi bendruomenė. Žmonės linkę pastebėti, kai į miestą atvažiuoja stilingai apsirengę miestiečiai. Net ir vidutinės išvaizdos nepažįstamasis negalėtų praeiti pro šalį nepastebėtas. Jei tai būtų minios stiliaus egzekucija, tikėčiausi, kad įvykio vietoje vis dar būtų kūnas, nubaustas tam tikrų būdų, arba nebūtų visai jokių įkalčių. Tai, ką turime, yra savotiškas abiejų derinys, kuris iš tikrųjų neturi prasmės iš mafijos egzekucijos perspektyvos. Jei mafija nėra atsakinga už Mary dingimą, galbūt kaltas kažkas, gyvenantis Plainfielde. Mary atviras elgesys galėjo nemaloniai suerzinti kokį baro klientą. Vienas galimas įtariamasis yra nuolatinis smuklės lankytojas, miesto keistuolis Edas Geinas. Plainfielde visiems žinoma, kad 48 metų vyras turėjo sunkų auklėjimą. Jo tėvas buvo smurtaujantis alkoholikas, o motina Augusta buvo obsesyviai puritoniška moteris. Ji piktinosi kūno malonumais. Tu negali pasitikėti nė viena iš jų. Ir laikė sūnus atokiau nuo jų. Toks elgesys tik dar labiau skatino Edą trokšti jos dėmesio. Dėl to jis taip pat jautėsi labai nejaukiai bendraudamas su moterimis. Edas anksčiau buvo sakęs komentaro apie Mary. Tad, kai žmonės susitelkė į klausimus, kas galėjo tai padaryti, kodėl jos nebėra, kas jai nutiko, Edo vardas tarsi iškyla į pirmą planą. Nors visi miestelėnai Edą laiko nekenksmingu, jis buvo įsivėlęs į kitą keistą incidentą. Prieš 10 metį iki Mary Hogan tyrimo, Edas ir jo brolis Henry Geinas išvyksta valyti sausų krūmų netoli savo namų. Vyrai padega žolės lopinėlį. Vėjui sustiprėjus, padėtis greitai tapo nevaldoma. Jie stengėsi suvaldyti liepsnas. Kai liepsnos pagaliau užgęsta, iš lauko Edas grįžta vienas. Prašyti pagalbos surasti jo brolį Henry, Edas eina tiesiai pas kaimyną. Tačiau tada, įtartinai keistai, gaisro vietoje jis nukreipia kaimyną tiesiai prie nejudančio brolio kūno. Tyrėjo žvilgsniu žiūrint, kaip Edas vedasi šią grupę ieškoti savo brolio ir atrodo, kad jis iš karto tiksliai žino, kur eiti, man kyla klausimų. Norėčiau atmesti galimybę, kad jis žinojo, kur yra jo brolis, tačiau jis taip pat buvo paskutinis žmogus matęs jį gyvą. Taigi, remdamasi situacijos įrodymais, darau pagrįstą išvadą, jog mažiausiai tai atrodo labai įtartina. Yra ir kitų mislingų detalių. Ant Henrio kūno ir drabužių nėra jokių nudegimo žymių, o ant galvos yra paslaptingų mėlynių. Edas teigia, kad jo brolis tikriausiai nukrito ir trenkėsi galvą į akmenį. Visas incidentas keistas, tačiau neturėdami įrodymų, vietiniai gyventojai priima Edo istoriją. Teismo medicinos ekspertas sako, kad jo brolis turėjo mirti nuo įkvėptų dūmų. Jie kalbėjosi su Edu ir, nors jis yra keistuolis, jie neturi kuo daugiau remtis. Kodėl miestelėnai taip greitai atmeta Geiną? Nors jo elgesys keistas, jis visame Plainfielde žinomas dėl savo noro padėti. Jis dirba atsitiktinius darbus, kapoja malkas, daro viską, ko reikia, kad padėtų.
Žmonės prieidavo prie Edo ir sakydavo, ei Edai, ar gali man padėti pakrauti šieną? Edai, ar gali man padėti sutvarkyti šią tvorą? Ir Edas sutikdavo. Jis eidavo ir darydavo šios dalykus. Kartais už pinigus, kartais tiesiog, kad gyvendavo šioje bendruomenėje. Jis prižiūrėdavo kelių šeimų vaikus, nes Edas jautėsi daug patogiau su vaikais nei su suaugusiaisiais. Jis socialiai neišsivystęs, kadangi visą gyvenimą pragyveno šiame ūkyje. Jis mažas, labai smulkaus sudėjimo. Niekam neatrodo, kad jis keltų grėsmę. Dėl tų pačių priežasčių, šerifas Thompsonas nemato Geino įtariamuoju Mary Hogan dingimo byloje. Jis atkreipia dėmesį kitas dingusios asmenų bylas rajone. Šerife Thompsone, štai byla, kurios ieškote. Ačiū, Daize. Kai tokio tipo incidentai vyksta mažoje geografinėje vietovėje, tikimybė, kad jie susiję, yra milžiniška. Kai tyrėjai nagrinėja šią konkrečią bylą, tuo metu per tam tikrą laikotarpį yra dingę keli žmonės ir jie yra gana panašus. O kai dingę keli žmonės, jūs bandote surasti jiems bendrą giją. Ar yra kažkas tokio bendro kiekvienoje aukoje, jog jas būtų galima priskirti tam pačiam įtariamajam? Ar yra kažkas, kas iš tikrųjų jas sietų? Ar jos susijusios geografiškai? Ar jos susijusios dėl to paties amžiaus, tos pačios lyties ir panašiai? Šerifas atskleidžia 3 dingusių asmenų bylas, kurios visos liko neišspręstos ir visos jos įvyko 2 valandų spindulio aplink Plainfieldą. Pirmoji byla – dingusi 8 metų mergaitė Georgia Weckler. Ji dingo vidury dienos, grįžinėdama namo iš mokyklos esančios mažiau nei už pusę mylios. Antroji byla – 42 metų Viktoras Travisas ir jo draugas Ray Burgesas išėjo į mišką netoli Plainfieldo medžioti elnių. Vyro ar jų automobilio pėdsakų taip niekada ir nerado. Galiausiai trečioji byla. Likus vos metams iki Mary Hogan dingimo, paauglė Evelyn Hartley dingimo metu prižiūrėjo mažą vaiką. Nusikaltimo vietoje buvo rastas vienas iš jos sportbačių. Dingimo vietoje rasta kraujo. Akivaizdu, kad ji buvo sužeista toje vietoje ir iš ten išvežta. Tai labai panašu į Mary Hogan dingimą. Sužeista nusikaltimo vietoje ir išvežta. Thompsonas pažymi, kad kiekvienu atveju didžiulės paieškos grupės iššukavo beveik kiekvieną aplinkinio kraštovaizdžio centimetrą, ieškodamos bet kokių ženklų, kas nutiko šioms dingusioms merginoms ir vyrams. Tačiau po kelių dienų ir savaičių paieškų nieko nerado. Georgia Weckler byloje tėra viena užuomina – tamsus Ford sedanas, kartą matytas kelyje vedančiame į Weckler namus, o vėliau mieste. Bet ar to pakanka nusikaltėliui sugauti? Geriausiu atveju Ford aprašymas, ypač jei jis labai bendro pobūdžio, tai yra netiesioginis įrodymas, kurį vėliau galėtumėte panaudoti kaip dalį bendroje byloje. Tačiau tai nebus wow akimirka. Kai pasakysite, na tik vienas žmogus mieste turi Ford, tokioje bendruomenėje, kurioje yra tiek daug Ford automobilių, nėra tiesioginio būdo susieti Ford su konkrečiu asmeniu. Tai tėra viena didesnė dėlionės dalis. Vienas liudininkas teigia matęs jauną merginą galinėje sėdynėje, maldavusią paleisti ją namo, ir vyrą, lenkiantį jos galvą žemyn, kad jos niekas nepamatytų. Tada automobilis dingo. Bet ar ta jauna mergina galinėje sėdynėje buvo Georgia? Ar tai klajūnas, grobinti žmonės dėl išpirkos, ar dėl kokio nors kito pikto kėslo? Ir ar klajūnas grįžo?
Thompsonas apmąsto įrodymus ir jie tiesiog nesutampa. Jauna Georgia Weckler, paauglė Evelyn Hartley, vyrai medžiotojai ir vidutinio amžiaus Mary Hogan. Jei vienas žmogus įvykdė visus šiuos nusikaltimus, jis neturi aiškaus metodo ar motyvo. Šiuo atveju turite vidutinio amžiaus moterį, 2 jaunas mergaitės ir 2 medžiotojus, kurie yra tarp potencialių dingusiųjų. Ir jūs klausite savęs, kokie panašumai ir skirtumai tarp šių 5 dingusių asmenų? Tarp šių 5 dingusių asmenų yra daug skirtumų. Manau, kad jei pažvelgtume į šios nusikaltimus šiandien, žinoma galėtume pasakyti, kad tarp jų gali būti tam tikras ryšys. Ypač todėl, kad jie visi iš šios mažos bendruomenės, kurią tesudaro keli šimtai žmonių. Tai galėtų atrodyti kaip serijiniai nusikaltimai, bet vėlgi, nėra jokių kūnų, todėl net nežinoma, ar tai žmogžudystės. Viską, ką turime, yra dingę asmenys. Žinoma, keliose iš šių vietų buvo nusikaltimo požymių, kraujo. Tačiau bendrai paėmus, viską, ką turime, yra tai, kad jie dingo. Kadangi dėl naujausios smuklės savininkės Mary Hogan dingimo nėra jokių rimtų įtariamųjų, šerifas Topperis Thompsonas nusitaiko į užpuoliko automobilio paiešką. Jis juo gabeno savo auką. Įvykio vietoje rastos padangų vėžės yra geriausias jo turimas įkaltis. Nėra neįprasta, kai nusikaltimo vietoje nerandi daug fizinių įrodymų, tik keletas smulkių daiktų, ir jūs darote viską, ką galite, su tuo, ką turite. Šiuo konkrečiu atveju turime padangų vėžes. Deja, nuo padangos pėdsako pereiti prie konkretaus įtariamojo labai didelis darbas. Tam tikra prasme, visus įrodymus galima suskirstyti į 2 kategorijas. Įrodymai, kurie veda jūs tiesiai pas įtariamąjį, ir įrodymai, kurie, kai turite įtariamąjį, gali jį susijęti su nusikaltimu. Padangų vėžės labiau priklauso antrajai kategorijai. Negaliu iš karto pasakyti įtariamojo pagal padangų vėžes, bet jei randu įtariamąjį, kuris turi automobilį, tada atbulinė eiga galiu jį susijęti su nusikaltimu. Thompsonas eina po ūkius ieškodamas įtartinų automobilių, sunkvežimių ar žmonių, tačiau kiekviena vieta atveda į naują aklavietę. Arba užpuolikas paliko miestą, arba jis labai gerai slepia savo pėdsakus. Jei pradėsime nuo padangos pėdsakų, turime užduoti klausimą, kas įtariamasis. Tai didžiulė apygarda ir joje yra dešimtis, šimtai automobilių. Jei tai kažkas, kas pravažiavo pro šalį, visas tas darbas gali būti veltui. Dar daugiau iššūkių šioje mažoje ūkininkų bendruomenėje kelia šerifo Thompsono ištekliai ir darbo jėga. Valdos išsibaršiusios po hektarus, aprėpti kiekvieną centimetrą beveik neįmanoma. Bet kuriame žmogžudystės tyrime užduodate klausimą, ar tai yra įvykių serijos dalis, ar tai yra žmogžudysčių serijos dalis, ar tai viena konkreti žmogžudystė. Jei tai serijos dalis, bandote savęs paklausti, kas žudikas skatina taip elgtis. Ko šerifas nežino, tai kad čia, kadaise ramiame Plainfielde, sąžiningo darbo ir pamaldumo kupinoje vietoje, nukrypęs protas daro kažką labiau iškrypusio nei žmogžudystė. Pridengtas tamsa, plėšrūnas tyko ne tik gyvųjų, bet ir mirusių vietinėse kapinėse. Apsiginklavęs kastuvų ir žibintų, šis iškrypusio proto žmogus ieško kažko žmonių kapuose. Atkasęs ką tik palaidotą karstą, jis atidaro dangtį, paima tai, ko jam reikia, tada vėl užpildo skylę, nepalikdamas jokių ženklų, kad kas nors įvyko, ir tai kartoja vėl ir vėl. Labiausiai baugina tai, kad šis vagis neieško paslėpto lobio. Jis nori pačių numirėlių. Ypač moterų. Kiekviena vagystės vieta turi taikinį, kažką, kuo įtariamasis domisi, todėl ir įvyksta vagystė. Kapų apiplėšimo atveju reikia užduoti klausimą, į ką taikosi vagis. Ar tai turtas, papuošalai, drabužiai, o gal kažkas grėsmingesnio, gal tai pats kūnas esantis kape.
Šiuo konkrečiu atveju netrodo, kad taikinys yra turtas, belieka kūnai. Jis yra selektyvus vagis. Jis anksčiau yra vogęs ištisus kūnus, bet kartais paima tik ranką, koją ar net galvą. Kokį makabrišką tikslą galėtų atlikti visi šie numirėliai? Numirėlio atkasimas rodo kažkokį parafilinį elgesį, nesvarbu, ar tai nekrofilija, lytiniai santykiai su kūnais, ar tai vojerizmas, ar noras pamatyti lavonus. Šiuo atveju iškasti kūnai iš esmės buvo vidutinio amžiaus moterys. Taigi, turime tam tikro tipo asmenį, kuris kasa šios kūnus. Ši naktinė veikla metų metus liko nepastebėta. Vagis lango tik šviežius kapus, palikdamas juos tokius, kokius rado. Niekas negalėtų patikėti, kad tai vyksta Plainfielde. Šiame mieste jau niekada nebebus viskas taip, kaip anksčiau. Praėjus 3 metams po Mary Hogan dingimo, šerifas Thompsonas pasitraukė. Jį pakeičia naujas šerifas. Jo vardas Artas Šlei. Kaip ir jo primtakas, Šlei taip pat sutrikęs dėl Mary bylos. Bet visa tai netrukus pasikeis. Vieną vėlyvą rytą technikos parduotuvės savininkė Bernice Warden tikrina atsargą su savo sūnumi Franku, kai pasirodo Edas Geinas. Labas rytas, Frankai. Sveika, Bernis. Labas rytas, Edai. Kaip laikaisi šiandien? Negaliu skųstis. Klausyk, Bernis, ar norėtum... Geinas pakviečia Bernice pasivažinėti riedučiais. Oi, nežinau, Edai. Esu šiomis dienomis gana užsiemusi. Jis jau yra ją kvietęs ir anksčiau. Atsakymas visada būdavo neigiamas. Taip, Edai, mes čia gana užsiėmę atsargų kaupimu. Kai ji atsisako, Bet tu vis tiek rytoj eisi medžioti elnių, tiesa, Frankai? Negalėčiau to praleisti, Edai. Berni, man reikia galono antifrizo. Ateisiu rytoj jo pasiimti. Gerai, Edai, užsirašysiu. Iki pasimatymo rytoj. kitą dieną apie 4 valandą. Šerifas Šlei. Čia, Frankas. Man reikia, kad tuoj pat atvyktum į parduotuvę. Gerai, Frankai, nusiramink. Šerifas Šlei sulaukė supanikavusio Franko skambučio. Jis paprašo šerifo skubiai atvykti į parduotuvę, pranešdamas, kad kažkas nutiko jo motinai. Ir jis mano žinas, kas už tai atsakingas. Edas Geinas. Man reikia tavęs čia tuo jaus pat, Artai. Gerai, Frankai, nusiramink, netrukus būsiu. Įėjęs į parduotuvę, šerifas Šlei iš karto nustemba pamatęs. Įvykio vieta labai panašiai Mary Hogan nusikaltimo vietą prieš 3 metus. Kažkas negerai, Artai. Pažiūrėk, kraujas ant grindų. Frankas pasakoja Šlei, kad grįžo iš elnių medžioklės ir pastebėjo, kad jo motina dingo. Trūko kasos aparato, o viename iš parduodamų šautuvų šovinio kameroje vis dar buvo panaudotas šovinys. Tai galėjo būti apiplėšimas. Abejoju. Manau, kad tai Edas Geinas. Šerifas Šlei apžvelgia įvykio vietą. Jis mato kruviną dryžę ant parduotuvės grindų. Tai rodo, kad Bernice buvo nutempta. Tačiau ši užuomina nepadės nustatyti užpuoliko tapatybės. 6-ame dešimtmetyje neturėjome technologijų, kurios mums prieinamos šiandien, skirtų rinkti tam tikrus įrodymus, skirtus DNR, kraujo grupės nustatymui ar kitiems teismo ekspertizės palyginimams. Laimiai tai ne vienintelė užuomina. Pažiūrėk. Štai čia. Frankas parodo šerifui Šlei svarbiausią įrodymą – antifrizo pardavimo kvitą, kurio Geinas teiravosi dieną prieš tai. Bernice sūnus, nors ir nėra žmogžudysčių tyrėjas, nėra tam apmokytas, tačiau turi tikrą motyvaciją – dingusioji jo mama. Jo motyvacija daug didesnė už bet kurį žmogžudysčių tyrėją. Šerifui Šlei iš karto pradeda dėliotis mintys.
Jis peržiūri parduotuvėje paliktus įkalčius ir jam pradeda ryškėti siaubingo išpolio vizija. Frenkui visą rytą medžiojant, Bernys buvo visiškai viena, kai Edas grįžo į Vardino technikos parduotuvę. Sveika, Bernys. Labas, Edai. Turiu to antifrizo, kurio norėjai. Bernys už prekystalio laiko parduodamus šautuvus. Edui te reikia rasti būdą, kaip priversti ją nusisukti. Štai ir viskas. Ei, vos nepamiršau. Tada jis galėjo imtis veiksmų. Šiandien turiu padirbėti prie sandėliuko, tad man reikia vinių tų po 4 centus. Gerai, turiu juos gale. Lukterk minutėlę. Žengęs už prekystalio, jis galėjo nuo sienos paimti neužtaisytą šautuvą ir tyliai žengti atgal į parduotuvės priekį. Kitas jo žingsnis įrodo, kad ši ataka turėjo būti suplanuota iš anksto. Ginklui užtaisyti, jis turėjo atsinešti savo šovinį. Ištraukęs kulką iš striukės kišenės, jis galėjo tyliai užtaisyti ginklą ir laukti, kol grįš auka. Gerai, Edai, aš gavau vinis, kurių norėjai. Kiek tau jų reikia? Grįžtant į parduotuvės priekį, Bernys negalėjo žinoti, kad Edas Geinas konkuliavo iš pykčio. Turėjai su manimi eiti pasivažinėtis riedučiais, Bernys. Edai, ne. Šliai spėja, kad Geinas galėjo nuimti kasos aparatą, kad paslėptų tikrąjį savo nusikaltimo motyvą. Toks triukas galimai buvo panaudotas anksčiau, kai dingo Mary Hogan. Bet ar šie du nusikaltimai tikrai susiję? Ir ar Geinas iš tiesų yra pabaisa, gyvenanti visų akivaizdoje? Taigi štai dar viena scena. Dingusi moteris, šautinė žaizda, kraujas įvykio vietoje, kūnas dingęs. Labai įdomus ir labai aiškus veiksmų planas. Labai panašu į tai, kas anksčiau nutiko Mary. Šie du nusikaltimai atrodo susiję. Šerifas Šliai iš karto pasiema savo partnerį Daną Čeisą ir prasideda paieška. Pareigūnai greitai suranda Geiną prie kaimyno namų. Jie atsargiai prisiartina. Jis gali būti ginkluotas ir pavojingas. Taigi, kaip detektyvas, kai artėjate prie asmens, kuris jūsų manymu gali būti įtariamas nusikaltime, susimastote, ar šis vaikinas bus ginkluotas. Jūs tikrai apsvarstote šį aspektą savo mintise, todėl artėdami esate atsargus ir taktiškai pasiruošę. Vienas iš pareigūnų prašo Geino pasakyti, kur jis buvo visą dieną. Geinas sako, kad tik atliko namų ruošos darbus. Tada, kad išsiaiškintų tiesą, jie panaudoja įprastą teisėsaugos triuką. Jie paprašo Geino pakartoti, ką jis ką tik pasakė. Geriausia taktika, kurią galite naudoti, bandydami nustatyti, ar kas nors sako tiesą, yra tiesiog paprašyti, kad asmuo pakartotų tą pačią istoriją iš naujo. Užduokite klausimą šiek tiek kitų kampų ir klausydamiesi atsakymo, bandykite išgirsti kokių nors pokyčių juose. Tai parodo, kad šis asmuo nesako tiesos. Geinas neprisimena melo, kurį sakė. Jo istorijos skiriasi. Jis rezga blogus planus. Tada Geino protas sugriūva. Po daugelio metų žmogžudysčių ir chaoso galbūt kaltė, galbūt grynas blogis išlenda į paviršių. Šiuo metu policija dar tiksliai nežino, kas nutiko Bernys. Jie nedelsdami suima Geiną ir nuveža jį į kalėjimą. Geinui esant areštinėje, šerifas Šliai ir pareigūnas Čeisas skuba apieškoti Geinų šeimos ūkio. Nėra laiko gaišti. Ši nuošali valda,
esanti už 9 mylių nuo miesto, driekiasi daugiau nei 95 akrų plote, o Bernys gali būti bet kur. Jie pradeda kelionę visai netoli Edo Geino tamsių ir bauginančių namų. Daugelis vietos vaikų mano, kad juose vaidenasi piktoji dvasia. Jie net neįsivaizduoja, kokie jie teisūs. Pareigūnai lėtai juda pastato link, ieškodami kelio vidun. Į namus jie gali patekti, tik jie jaučia, jog viduje yra kažkas sužeistas ir jam labai reikia pagalbos. Tai yra skubios aplinkybės, tai yra motyvacija, dėl kurios jie gali veržtis į namus. Jie pastebi pašiurę namo gale. Šliai mato, kad durys turi tik girgždantį skląstį. Jis pakelia koją ir stipriai spiria. Kiekvieną kartą, žengdamas į tokią sceną, jauti savotišką įtampą tarp atradimo ir pavojaus. Jauti, kad atrasi kažką galingo. Kas patvirtins šią bylą? Galbūt net atrasi Bernys gyvą. Kas būtų puiku. Tačiau visada tvyro ir pavojaus jausmas. Tu nežinai, gal Edas Geinas veikia ne vienas. Nežinai, kas ten bus ir ko tikėtis. Tu gali įeiti ir pakliūti į pasalą. Taigi, kai eini į tokią sceną, visada esi ant kėdės krašto. Visada esi budrus. Pareigūnų žibintuvėlių spinduliai visur atidengia šiukšles. Bet tai, ką jie netrukus pamatys, niekada nebegalės pamiršti. Kai šliai pasisuka ieškoti kampo, jis pajunta kažką sunkaus prisiliečiančio prie jo, kažką kabančio nuo lubų. Tai žmogaus kūnas. Bernys Vorden, mylinti motina, našlė ir gerbiama verslininkė, kabo aukštyn kojomis, be galvos ir perskelta per vidurį, kaip elnias yra pjaustomas po medžioklės. Tai pasibjaurėtinas ligoto, iškrypusio proto poelgis. Kad ir koks kietas manytume esąs kaip policininkas, o dauguma mūsų, kai mokomės, manome, kad esame gana kieti, ypač jei dirbame su žmogžudystėmis. Tačiau, kai kurios scenos yra blogesnės nei kitos. Ir štai turime baisiausią sceną. Vieną blogiausių scenų žmogžudysčių istorijoje. Jis reaguoja taip, kaip tikriausiai dauguma iš mūsų reaguotų. Jis išbėga iš kambario ir apsivemia. Kai pažiūri į tai, tai nėra aistros nusikaltimas. Akivaizdu, kad tam reikėjo plano. Tai padaryta labai metodiškai. Jos kojos įskėstos ant strypo. Ji buvo pakelta ir pririšta prie bloko. Jos rankos buvo surištos į šonus. Ji iš esmės buvo išdarinėta. Jos kūnas buvo atvertas nuo krūtinkaulio iki pat kaktikaulio, o visi vidaus organai buvo pašalinti. Ir žinoma, kalbame apie policijos pareigūnus, kurie niekada nieko panašaus nėra matę. Jie žiūri į Bernys ir net nėra tikri, ar tai Bernys, kadangi kūnas neturi galvos. Akivaizdu, kad jis jau anksčiau buvo užsiėmęs panašia veikla. Akivaizdu, kad jis buvo tame įgudęs. Ir Bernys nėra vienintelis Edo Geino trofėjus. Pagrindinis namas prigrūstas jo pamišusių dekoracijų. Kūno dalis, moterų kaukolės, o po bulvių maišų paslėptas Mary Hogan veidas. Jis paverstas į siaubingą kaukę.
Galvojate, kodėl jis tai padarė? Kodėl jis kolekcionuoja visas šias skirtingas kūno dalis? Turiu omenyje, tai tikrai rodo Edo psichozę. Tačiau didžiausias Edo Geino prizas yra tas, kuris iš tikrųjų leidžia pažvelgti į bepročio psichiką. Dulkėtame užgriozdintame kambaryje šliai randa visą kūną dengiantį drabužį, kurį Geinas pasiuvo iš žmogaus odos. Jis vilkėjo šį kostiumą, kad taptų moterimi. Edas vis dar yra susižavėjęs savo motiną. Netrukus po jos mirties jis iš tikrųjų patikė, kad turi galią ją prikelti iš numirusiųjų. O kai to padaryti nepavyksta, Edas iš esmės ją atkuria savyje. Jis pradeda dėvėti moters odą, moteriškas krūtis, tikras krūtis, pradeda nešioti vaginą ir iš tikrųjų šoka naktį mėnulio šviesoje. Turiu omenyje, tai labai makabriška ir šiurpi scena. Tačiau iš psichozės perspektyvos iš tikrųjų matote Edą, bandantį tapti jo motiną. Matydamas šiuos siaubo namus, šerifas Šliai sugalvoja galimą Mary Hogan ir Bernice Warden nužudymo motyvą. Edui Geinui jo motina Augusta buvo šventa figūra, nesugaunama ir be nuodėmės. Ir nors Mary Hogan ir Bernice Warden jam priminė motiną, jo akyse jos buvo priešingybės. Jos pažadino jame kažką, ką Augusta visą gyvenimą stengėsi slopinti – Geino vyrišką geismą. Negaliu patikėti, kad pažiūrėjai į tą siaubingą merginą. Jis norėjo šių moterų ir šis potraukis prieštaravo viskam, kuom jis buvo auklėjamas. Tai pastumėjo jį beprotišką smurtą. Kai mirė jo motina, Edui tai buvo labai skaudu. Jis prarado ne tik geriausią draugą, bet ir savo atramą. Manau, kad tuo metu Edas buvo iš esmės socialiai ir emociškai pasimetęs. Geino drabužiai žmogaus kūno, jo kruvini nusikaltimai ir vaikiška kvaila šypsena baugina ir mistifikuoja visuomenę. Kaip toks vyras aplamai galėjo egzistuoti? Mane žavi Edo Geino psichologija. Kas paskatino jį paimti šias dvi aukas, kai jis tai padarė su metų skirtumu? Ir ką jis veikė per visus tuos metus? Atrodo, kad Edą labiau žavėjo tai, ką jis gavo iš šių žmogžudysčių, nei pačios aukos. Akivaizdu, kad Edas yra psichotiškas. Jis turi rimtų psichikos sveikatos problemų, o būtent psichinių ligų. Tai, kaip jis suvokė savo mąstymo modelius apie savo motiną ir savo veiklą ir lėmė jo nusikaltimus. Ir štai turime asmenį, kuris kasa numirėlius. Jis pjausto makštis, jis pjausto krūtis, jis pjausto odą, jis pjausto kaukolę ir nuskuta plaukus nuo jos. Jis ją nešioja. Jis siuvo drabužius iš moters odos. Tai neįtikėtinai neįprastas elgesys, tačiau jo nusikaltimus lemia sunki psichinė būklė. Šerifas Artas Šliai, priblokšto žiaurumų, kuriuos matė Geino namuose, negali suvaldyti pykčio. Jis puola Geiną jo kalėjimo kameroje, nuolat daužydamas jį į sieną. Tikėdamasis priversti Geiną prisipažinti dėl žmogžudystės. Tačiau jis to nepadaro. Geinas viso žmogžudystės bylos nagrinėjimo metu tvirtino esąs nekaltas. Teisme jis teigė, kad netyčia nužudė Bernice Warden, kad kraujo vaizdas jį privertė apalpti.
Jis negalėjo prisiminti, kaip ji pakibo jo namuose. Taigi, iš kur jis gavo didžiulį žmogaus kūno dalių rinkinį, kurį policija rado jo namuose. Jis sako, kad jas išsikasė iš vietinių kapinių. Jis prisipažįsta policijai, kad iškasinėjo numirėlius vietinėse kapinėse. Kai kuriuos jis pasiėmė su savimi, kai kuriuos grąžino, kai kurių nulupo kūno dalis, nuo kai kurių jis nulupo odą. Tačiau šie mirusieji asmenys buvo išskirtinai moterys. 1957 metais nebuvo naujienų visą parą, 7 dienas per savaitę. Tai buvo taip neįprasta, žmonės nieko panašaus nebuvo girdėję ir tai tiesiog užkariavo nacionalinę auditoriją. Nors galiausiai jis buvo pripažintas kaltu dėl žmogžudystės, jis niekada nematė kalėjimo kameros vidaus. Pripažintas bepročiu, jis likusį gyvenimą praleido psichiatrijos įstaigoje. Yra tik 3 dalykai, kurie motyvuoja bet kokią žmogžudystę. Finansinis godumas, seksualinis ar santykių geismas bei valdžios siekimas. Tačiau yra 4. kategorija, kurią turime įvertinti. Ir ji yra tiesiog beprotiška. Yra kažkas tokio, kad jo niekas nemotyvuoja. Jie tiesiog tai daro be motyvacijos, nes yra pamišę. Ir tai turime įvertinti teisme. Ar jie galėjo laisvai rinktis ir juos vedė vienas iš šių 3 dalykų, kuriems jie galėjo atsispirti. O gal jie tiesiog tokie pamišę, kad negalėjo laisvai rinktis. Manau, kad jis buvo labai psichiškai sutrikęs ir nekyla abejonių, kad kai jie apklausė daugybę psichiatrų ir psichologų, jie visi sutarė, kad jis psichozinis. Jie apibūdina jį kaip šizofreniką. Atsižvelgiant į Edo Geino istoriją, tas, manau, akivaizdu. Manau, kad kliedesiai, kuriuos jis turėjo ir galbūt kai kurios klausos haliucinacijos bei jo sunki psichinė būklė ir privertė jį taip elgtis. Manau, kad galime jį apibūdinti kaip blogą žmogų. Kita vertus, kalbant apie žmonės psichopatus, kurie supranta skirtumą tarp gėrio ir blogio ir tiesiog pasirenka elgtis blogai, juos tikriausiai apibūdinčiau kaip tikrą blogį. An individual that I would describe as more evil. Plainfieldo žmonėms tai nebuvo maloni pabaiga. Neturėdami kaip atkeršyti Geinui, jie atkeršijo Geino šeimos namams, sudegindami juos iki pamatų. Tačiau net ir po to, kai jis mirė psichiatrijos ligoninėje praėjus 27 metams po arešto, jo siaubingų nusikaltimų atminimas išliko atmintyje. Palaidoto šeimos sklype, Geino antkapis buvo ne kartą nuniokojamas vandalų. Galiausiai valdžia jį pradėjo saugoti. Edas Geinas apvertė gyvenimą Plainfielde, Viskonsine. Žiniasklaida plūdo dėl teismų, nacionalinis dėmesys, tarptautinis dėmesys, visoms šioms labai neįprastom žmogžudysčių byloms augo. Pasaulio akys buvo sutelktos į Plainfieldą ir ten gyvenančius gyventojus. Jie niekada nebus tokie patys, nes savo mintise ir širdise jie suprato. Ar aš tikrai galiu žinoti, kad čia nėra kito Edo Geino? Kažko, ką pažįstu ir kas galėtų padaryti tą patį. Dėmesys nuo 1957 metų iki šių dienų niekada nepaliko Plainfieldo. Tai liko amžiams. Pravardžiuojamas kaip miestas, kuriame užaugo pabaisa Edas Geinas. Psichinis monstras, kuris kasė kapus, pjaustė moteris, vilkėjo moteriškos odos drabužius. Jo namas buvo pilnas vaginų, krūtų, lempų ir kėdžių pagamintų iš žmonių odos. Ta bendruomenė visada bus žinoma dėl to, o ne dėl žmonių, kurie buvo joje. Ir manau, kad jiems buvo labai sunku su tuo susitaikyti. Jie niekada nenorėjo tokio dėmesio. Tačiau Edo Geino palikimas niekada nemiršta. Jis suteikia veidą tikram siaubui. Ir labiausiai šokiruoja tai,
Koks aiškus ir paprastas iš tikrųjų yra tas siaubo veidas. Pabaisos yra tikros, o baisiausia tai, kad jos atrodo lygiai taip pat kaip jūs ir aš. 1959 metais, praėjus vos 2 metams po Geino arešto, Viskonsino gyventojas Robertas Blokas išleido knygą Psycho. Joje pagrindinis veikėjas Normanas Batesas, apsėstas savo velionės motinos, žudo auką po aukos mažame Fairvale miestelyje. Bloko romano ekranizacija yra vienas garsiausių visų laikų siaubo filmų. Ir už viso to slypi Edas Geinas, žmogus, kuris galėjo likti nepastebėtas pasaulio, jei ne jo liguistas potraukis moters kūnui ir keista manija savo motinai. Daugeliu atžvilgiu Edas Geinas buvo labai paprastas žmogus. Jis gyveno kartu su savo aukomis daugelį metų, kol jos tapo jo aukomis. Manau, kad būtent tai ir šokiruoja Edo Geino byloje. Baisu pagalvoti, kad egzistuoja kažkas, kas gali būti lygiai toks pats kaip mes, atrodyti kaip mes, gyventi su mumis, bendrauti su mumis ir galiausiai tapti mūsų grobuoniu. Ir todėl manau, kad Edas Geinas liko nešlovėje kaip blogio veidas. 2 kruvinos žmogžudystės, kapų plėšikas vagianti žmonių kūnus ir kostiumas pasiūtas iš moters odos. Šie dalykai neturėtų būti tikri, bet jie tokie yra. Tai tikra Edo Geino istorija. Psichopatas, Plainfieldo vaiduoklis slypi už riksmų.